YouTube kūrėjai susiduria su problema, kurią sukelia kompanijos, kurios vogia jų turinį ir jas paverčia savo reklamomis. Visai neseniai pastebėjau, jog ant vieno iš mano YouTube kanalų pradėjo eiti YouTube peržiūros iš YouTube advertising šaltinio. Vienas iš mano montuotojų man atsiuntė nuotrauką ir klausė, ar aš perku peržiūras. Aš atsakiau jam, kad ne, aš to nedarau. Tikėtina, kad kažkas kitas tą daro. Viskas vyko maždaug gruodžio 21 dieną. Mano vaizdo įrašai buvo gaming tipo ir vienas iš tų augančių vaizdo įrašų buvo susijęs su Squid Game. Tik tais vėliau supratau, kad dieną prieš buvo išėjęs naujas Squid Game sezonas. Tuomet pamaniau, jog galbūt Netflixas arba Squid Game kūrėjai perka reklamą ant mano vaizdo įrašą jį naudodami tokiu būdu, jog sukeltų susidomėjimą pačiam serialui. Bet už to slypi keletas problemų. Tai viena iš tų bėdų yra tai, jog tie žmonės, kurie perka tą reklamą, jie nežino jūsų tikslinės auditorijos. Ir pirkdami tą reklamą, atvesdami to žiūrovus į tą vaizdo įrašą, gadina jūsų kanalo auditoriją bei kanalo žiūrėjimo laiką. Pavyzdžiui, prieš tai tas vaizdo įrašas turėjo visai neblogą žiūrėjimo laiką. Dabar, po tos užpirktos reklamos, to vaizdo įrašo žiūrėjimo laikas šiek tiek nukrito, kas tikėtina atves prie to, jog tas vaizdo įrašas niekada nebeaugs taip, kaip augo prieš tai. Antra problema yra ta, jog tos kompanijos, kurios perka reklamą, tą daro be jūsų sutikimo ar be jūsų žinios. Ta jie gali padaryti su bet kokiu vaizdo įrašu. Galbūt jūs turite kanalą, kuriame gaminate maistą, rodote receptus ir jie pasirinks vieną iš jūsų vaizdo įrašų, jį naudos kaip savo reklaminę kampaniją, atvesti daugiau žmonių į jų, pavyzdžiui, restoraną ar kavinę, ar atvesti kažkokių tai žmonių į jų tikslinį kažkokį tai puslapį, kuriame jie galbūt pardavinėja kažkokią tai paslaugą, pavyzdžiui, kursas kaip išmok gaminti ir panašiai. Jie gali uždėti kokį tik tais nori reklaminį tekstą, jie gali uždėti kokį tik nori reklaminį aprašymą ir jūs apie tai nieko negalite sužinoti. Tai atrodo labai nesąžininga, nes jūs turėtumėt būti apie tai informuotas. Bet iš kitos pusės tai šiek tiek sušvelnina situaciją, nes galbūt jūs jausitės geriau, jog jūsų vaizdo įrašas buvo įvertintas ir tikėtina atrinktas iš kažkokių kitų vaizdo įrašų ir jis buvo pasirinktas galbūt reklamuoti tam tikrą prekę ir panašiai. Bet tikėtina, jog be jūsų yra dar 100 tokių pat kūrėjų, kurių vaizdo įrašai yra naudojami reklamų tikslais, be jų pačių sutikimo ir be jų žinios. Aš manau, bet kuriam kūrėjui, iš kurio buvo paimtas vaizdo įrašas reklamų tikslais, turėtų būti kompensuota už tai. Bet kol kas YouTube'as tokios funkcijos nesuteikia. Mes negalime žinoti, kas naudoja mūsų vaizdo įrašą, kokiai reklamai naudoja mūsų vaizdo įrašą ir panašiai. Bet aš galiu jums parodyti, kaip galime apsisaugoti nuo to ir ką reikia daryti, jog jūsų vaizdo įrašai nebūtų išnaudojami reklamų tikslais. Štai vienas iš pavyzdžių, tai šis šortas surinko 1,2 milijono peržiūrų, uždirbo 60 eurų. Na ir dešinėje pusėje mes matome, iš kur ateina peržiūros. Tai pirmoje vietoje yra, pavyzdžiui, per paskutinės 48 valandas YouTube advertising. Viršuje prie vaizdo įrašo duomenų mes matome funkciją Reach, ją atidarę galime pasižiūrėti tikslesnę statistiką, tikslesnius duomenis ir šiek tiek paskrolinus žemiau mes matome, jog YouTube advertising yra trečioje vietoje, šiuo atveju 1,2% visų peržiūrų atėjo iš nupirktos reklamos. Kas ir yra realiai prasidėję visai neseniai būtent ant šio vaizdo įrašo. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar pasirinksime per paskutinės 7 dienas, tai mes gavome 24 000 peržiūrų, kai tuo atveju pačiame feede šitas vaizdo įrašas buvo sumažėjęs, jisai nebuvo taip gerai rodomas ir mes gavome tik 16 000 parodymų. Tai ir matome, kad pirmoje vietoje vaizdo įrašo, reiškia, peržiūrų šaltinis yra YouTube advertising. Tai tuo atveju galiu suprasti, jog tos nupirktos, reiškia, peržiūros per YouTube advertising reklamos tikslu man sugadino šiek tiek augimą būtent šiam šortui. Pavyzdžiui, šitas pavyzdys turi 130 000 peržiūrų ir staigus augimas prasidėjęs buvo gruodžio 26 dieną. Dar prieš tai matau mažą spaiką gruodžio 7 ir šiuo metu matau, kad jisai nerenka peržiūrų iš vis. Tai galiu nueiti į Reach'ą ir pasižiūrėti, iš kur atėjo šios peržiūros. Tai matau, kad daugiau negu 49% visų šio vaizdo įrašo peržiūrų atėjo iš YouTube advertising. Kas reiškia, jog šitas šortas reklamos metu surinko daugiau negu 50 000 peržiūrų ir vėliau matau, kad short feedas buvo 46%. Na ir aišku, jeigu pažiūrėsiu, ar šitas vaizdo įrašas renka dabar peržiūras, tai vėlgi galiu pamatyti, kad nerenka tų peržiūrų iš vis. Tai jeigu dar pasirinksiu, pavyzdžiui, paskutinės 7 dienas, galiu pamatyti, kad buvo tik tais 15 peržiūrų, o pasirinkęs didesnį laiko tarpą, pavyzdžiui, paskutinės 28 dienas, matau, kad atėjo daugiau negu 55 000 peržiūrų, kurios beveik visos buvo iš YouTube advertisement. Ir kaipgi nuo to apsisaugoti? Tai kad nuo to apsisaugoti, mums reikia, kad mūsų kanalas būtų monetizuotas, antraip tos funkcijos mes neturėsim. Tai kairėje pusėje apačioje mes galime paspausti ant settings, tai reiškia nustatymų, tuomet nueiti į kanalas ir šiek tiek dešiniau paspaudę ant advanced settings ir šiek tiek paskrolinę žemiau mes matome funkciją only let linked accounts use this channel's videos as ads ir mes galime pažymėti, jog mes nenorime, kad kažkokie tais kiti ad accountai naudotų mūsų, reiškia, kanalo shortus ar vaizdo įrašus reklamų tikslais. Tai būtent ta funkcija ir neleis
neleis kitiems reklamuoti jūsų vaizdo įrašų be jūsų sutikimo. Na, dabar paspaudęs save galiu būti įsitikinęs, jog daugiau niekas mano vaizdo įrašų reklamų tikslais nebenaudos. Jeigu kartais taip atsitiko, pereikite vėl šios žingsnius, išsijunkite, reiškia, leidimą kitiems ad accountams naudoti jūsų turinį savo reklamų tikslais ir turėtumėt būti saugus. Kaip ir minėjau, tai gali pakenkti kanalui arba jo augimui, ypač jeigu jūs kurite faceless turinį arba turinį, kuris yra skirtas nišiniai auditorijai. Šiandien būtų viskas, ačiū ir iki.